Tai turbūt ir pradėkim. Labai kaip mes jau taip nusiteikę, trysia, įdomiai papasakot. Tai aš esu Eglė, aš atstovauju IT sektorių, moderuosiu. Sektorių atstovauju kaip mokslininkė, kaip docentė, Deep Tech ir kaip Lietuvos IT vadovų asociacijos vadovė. Ir tiesiog su džiaugsmu ir su intriga, kaipgi čia mums tas pokalbis giliai išsivystys, noriu pristatyti Domą Janicką. Labadiena. Domas turbūt daugiausia pastangų lavinti visuomenę įdantis žmogus dabar, nes turite tokį kaip ir kartu su kitais įkūręs verslą, Edon, ir ten mokote labai daug dalykų. Taip. Taip, tai nebijoju, kad šiek tiek papasakosit, pamokysit. Na, aš nežinau, ar jūs reikia labai pristatinėti, bet Algirdas Stonys ir nors aš asmeniškai senokai pažįstu patį žmogų, bet šiandien vis tiek man patiko pasitikslinti, kad iš tikrųjų Telesofto įkūrėjas ir 1,5 milijono milijono. Galvoju, kaip čia įsiversti milijardo. Tai žodžiu, labai dideli skaičiai ir dideli pasiekimai. Aš jau nevardinsiu, kaip ten su Infobaltu viskas jungiantis tūkstančiai darbo vietų ir duomenų centrai ir taip toliau. Tai visi pakankamai turintis patirties ir pabandykim tą patirtį visiems papasakot. Tai aš turiu tikrai nemažai klausimų, bet pažiūrėsiu, kaip čia mums į kurią pusę eis. Tai savo popierinę pusę baigiau, o planšetę aš labai mėgstu. Tai pradėkim nuo to, galbūt, kiek Algirdai yra pakankamai seniai darbas su IT ir truputėlį papasako, kadagi prasidėjo tas dirbtinio intelekto galvojimas, kad jį galima jau pradėti naudoti ir kad jis neša efektyvumą. Ir truputį mums paaiškink, kaipgi tas efektyvumas atsiranda tose IT dalykuose. Kažkaip aš iš telekomo industrijos kažkaip atėjau ir man galbūt pats pirmas mano susipažinimas buvo gal kokiais 2012 metais, kaip ir iš marketingo pusės, realiai iš pinigų pusės viskas atėjo. Tai jūs žinot, yra daug mobilių operatorių ir daug operatorių turi SIM kortelės ir pavyzdžiui daug yra tokių programų kaip Labas, Pildyk arba Ežys ir tie žmonės kartais svičina, nes suranda geresnį pasiūlymą pas Labas, o dėl to iš Ežio išeina. Bet galima pagal jų tam tikrą elgesio signalus apie jų sprendžiant iš jų skambučius į palaikymo centrą, netgi balso toną, netgi ten dažnumą to interneto. Žodžiu, sekant jos. Tas operatorius gali nustatyti, kadagi tas žmogus išeis ir netgi padaryti kažkokį tai veiksmų planą, kad jis neišeitų. Pavyzdžiui, galima paskambinti ir pasiūlyti pakeisti planą į pigesnį. Tai čia mano galbūt pirmas buvo toks pažintis su produktu Exacaster, kurį gamina Vilniaus įmonė Metasite. Tai vat iš ten atėjo ir ten buvo būtent pradžia mano susipažinimo būtent su neuroninio tinklo algoritmais ir praktinio jo panaudojimo. Ir iš tikrųjų, kaip jisai suveikė, tai po pradžio pradėjo nuo vieno operatoriaus duomenis rinkti, tada nuo kito. Ir kiek daugiau žmonių jį naudojo, kiek daugiau operatorių naudojo savo klientams paslaugas pagerinti, tuo tikslesnis algoritmas pasidarė, tuo tikslesnė išvestis. Ir viskas nuo to ir prasidėjo. Ir tai buvo predictive analytics tas panaudojimas, kuris dabar labai dažnai kur naudojasi. Vėliau ir su TransUnionais darėm, ten pensinių portfolio vertės apskaičiavimą prieš pradedant biržoje prekiauti, o dabar jau visi turi tos algoritmus. Tai manau, kad tas predictive analytic buvo viena iš pirmiausių, kaip ir tokių labai aiškių toksai pavyzdys, kaip tu gali panaudoti
pasidaryk, susirink duomenis, išanalizuok ir tada galėsi gauti daugiau pinigų. Tai Kaip ir labai aiški nauda. labai aiškiai nauda. Aišku, jeigu istoriją žiūrėti, tai taip, tai tos algoritmus jau senai naudoja ir kariuomeniai, ir kosmose, ir daug kur jos naudoja. Bet va, toks pirmas, galbūt čia buvo prieš 10-metį, tas bumas tų prediktyv sprendimų. O dabar tie sprendimai mums kaip ir buvo kažkur girdimi, kad jie naudojami, taikomi, kokie ten dirbtiniai intelektai ar neuroniniai tinklai. Bet mes patys turbūt supratom ir panaudojom, neslėpkim, kai į rinką išėjo ChatGPT ir staiga visi suprato, kad pala, čia gal visai yra naudingas dalykas. Ir įdomu dabar mums paaiškinti, ką tu labiau darai, ar tu tokius žmonės kaip mes mokini, ar mokiniai įmonėse, kur labiau pas Algirdą sėdė ir ten tada padaro, kad viskas būtų labai gerai. Tai istoriškai, tai aš irgi kuriu programinį įrangą, visą karjerą, o edukacinė veikla prasidėjo tik tai šiemet. Tai mūsų tikslas dirbtinio intelekto sferoje mokyti vienas dalykas įrankių naudotojus. Tai tie, kurie naudoja tą patį GPT, kažkas naudoja Midjourney, atsiranda dar krūva įrankių naudojamų verslo procesų administravimo, automatizavimo ir panašiai. Tai viena kryptis. Kita kryptis įmonių vadovai arba vadovų lygmens darbuotojai, kurie turi padaryti reikiamus veiksmus, kad organizacija būtų pasiruošus tos dirbtinio intelekto sprendimus pradėti naudoti. Ar tai yra tiek likusių darbuotojų švietimas, tiek duomenų rinkimas, kurie bus reikalingi tiems sprendimam naudot, tiek bendros tokios įmonės strategijos susikūrimas. Tai iš esmės vieni mokymai vadovam, kiti įrankių naudotojam, kalbant apie tai, ką veikiam dabar. Ir kaip tai atrodo, nueinant pas jūs pasimokyti ir tada jau gali daryti bet ką? Bet ką. Man įdomu, kaip tas efektyvumas skaičiuojasi, bet gal čia, kaip sakant, pasidalinkite, jeigu galite. Jo, tai bet kokius ir dirbtinio intelekto ar apskritai technologinius sprendimus diegiančios organizacijos, man atrodo, iš pagrindų tai siekia 3 dalykų. Arba galėti sutaupyti resursus, sutaupyti pinigus, sutaupyti laiką, arba daugiau pasiekti kažko. Tai vat, per tai ir derėtų vertinti galutinį atsiperkamumą verslui, ar jisai staiga gali padaryti daugiau su tiek pat žmonių ir išteklių, kiek turi, negu galėjo vakar pradėjęs naudoti tam tikrus sprendimus. Tai čia yra vien iš verslo pusės. Manau, kad iš kiekvieno asmens pusės turim suprast, kad tai yra susiję su mūsų aktualumu ir konkurencingumu darbo rinkoje. Nes dabar ta frazė jau tokia valkiojama gal internete, kad dirbtinis intelektas neatims iš mūsų darbų, atims tie, kurie naudoja dirbtinio intelekto sprendimus. Tai nuo kiekvieno mūsų pačių priklauso. Ar mes pradėsim, ar sakysim, čia gal ne man. Ir tada pradėsim atsilikti nuo rinkos tendencijų. Ar ne? Tai aš žiūriu į šitą kryptį dabar jau. Kaip ir Algis turbūt panašiai prieš 10 metų viską pradėjom daryti. Ir viskas keitėsi, iš pradžių į mus žiūrėjo taip šiek tiek su šypsena, gal kartais ir pirštą prie kaktos pasakydavo, ką čia jie kalba apie tos dirbtinius intelektus, dabar jau staiga pasikeitė, dabar jau the new normal, jau visiems įdomu. Ir man atrodo, kad čia dabar darosi šnekėti apie dirbtinio intelekto sprendimų naudojimą, taip pat kaip apie elektros naudojimą darbe, žinai, kad visi verslai naudoja elektrą savo įrengimam. Tai taip pat ir su dirbtinio intelekto sprendimais, manau, kad tai tiesiog pasidarys aiški kasdienybė, visur yra, visur turi būti ir pilnai integruota, tai turim pasivyti. Aš dabar vis tiek rašiausi, tai nuo Europos Sąjungos šiek tiek kitaip tada formuluosiu klausimą. Kalbant apie 2012 metus, kai prasidėjo maždaug jau supratimas, kaip versle galima panaudoti, kad tas verslas neštų didesnę naudą. O Europos Sąjunga 2019 metais pirmąsyk išleido dokumentą, kuris vadinasi Dirbtinio intelekto manifestas. Ir sako, kad mūsų sąjunga dabar naudos dirbtinį intelektą labai atsakingai, skaidriai. Ir tie duomenys bus labai jau gražiai supakuoti, viskas bus gerai ir nebijokit, ir čia viskas labai etiška. Tai Algirdai, truputėlį pakomentuok iš tos Europos Sąjungos didžiosios pusės. Jūs vis tiek turit verslų ir ten, ir ten, ir ten. Taip. Tai kaipgi čia reguliuojamas tas iš vienas dirbtinis dalykų, intelektas? kaip aš ir suprantu, maždaug apie 19 metus
mes jau pradėjom naudoti tos chatbotai, buvo, netgi anksčiau, gal kokiais 17, tai chatbotai išpopuliarėjo ir netgi Telesofte darė ten chatbotą, būdavom pas mumis didelės HR problemos, pasamdyti programuotojų, iPhone programuotojų. Ir kažkaip tai darė tas skriptus ir pridarė. Ir aš ten daviau savo pasvardą ir e-mailą prie mano LinkedIną prisijungti, nes taip gaunasi pas manęs LinkedIne labai daug programuotojų yra. Ir vieną dieną jie kažkaip neparelizino, padarė klaidą, ar tiksliau parelizino ne ten, taip gavosi, kad visi Lietuvos iPhone programuotojai gavo iš manęs žinutę, kad hei, ateik pas manęs dirbti. Tai daug kas labai paskui pyko iš kitų įmonių, kaimynų direktorius paskambino, sako, ko čia mano darbuotojams rašiniai. Sako, tas visos. Tai didelis konfūzas buvo ir aplamai dėl tos atrankos. Tai ten iki tokių kuriozų ateidavo, kad pavyzdžiui atrinkdavo iPhone programuotojus geriausius, kas tavo įmoniai, tai yra vyrai. O moteris ne, nes buvo tas susidėjo, jos netaip apsimokė ir gavosi taip, kad geriausi programuotojai yra vyrai, o čia pas mumis Women Go Tech viskas pasileidžia ir toksai, netgi neligybė, netgi tai baisus dalykas. Tai čia buvo ir jisai nuskambėjęs ir per žiniasklaidą, ir Vokietijoje, ir galbūt ant tos bangos, kad štai gali padaryti AI-us, jeigu nepakankamai duomenų, apsimokė su netokios kokybės duomenim ir priėmė sprendimus tokius, kurie galėtų būti diskriminuojantis arba netgi iš viso gali nedaug dievė ten žmogus ir nušokti iš balkono, kad nepriėmė į darbą. Arba, tai tikrai labai baisus dalykas, tai galbūt ant šitokio ant tos bangos tokius PR, tokių visokiausių skandalų, galbūt čia buvo ir emocinis toksai sprendimas, gal Europos parlamente irgi veikia populizmas. Ir kadangi yra tas populizmas, tai neabejotinai europarlamentarai atsirado kažkurie, sako, ribokime ją, jau uždrauskim viską, pribokim, išleiskim dabar šitą direktyvą, aktą, kad negalėtų tas AI-us mums pakenkti. Tai vat ir rezultate 19 metais išėjo aktas. Doma, aš galvoju, su pavyzdžiu savo pasakysiu. Aš buvau tas žmogus, kuris visada sakė, reikia riboti dirbtinį intelektą, bet labai labai saikingai, kad kažkas kitas labiau neužribotų. Jau vieną dokumentai sakyt, kad ir kad jisai nebus. Dabar žiūrint truputėlį Lietuvos dirbtinio intelekto ir visą, ne tik IT sektorių, bet tie žmonės, kurie mokosi ir išmoksta, bet kokią plėtrą įsivaizduoji, kas tai turėtų būti, kas čia per augimas, ar tos darbo vietos kažkaip pasiskirstis, kurie naudoja, nenaudoja, ar kad neatsakytų už tave klausimą, tai gaudyk. Tai žinai, pradedant gal nuo ribojimo, tai mano vertinimu labai svarbu neužriboti per daug vien iš tos perspektyvos, kad kiti galbūt neribos. Mes kaip sąjunga siekiam būti inovatyvūs, kaip šalis norim būti irgi pirmaujantis, ar ne, bet užsidėję krūvą barjerų ir apribojimų galim labai lengvai savo galimybės būti inovatyviais ir lyderiais susimažinti. O dėja aplink mus tų ribojimų kiti gali neturėti, ir iš esmės tiesiog pralenkti ir viskas. Tai yra lenktynės, kuriuose tos taisyklės susikurtos vien tik tai savo, kai kiti jų nesilaiko, gali labai pakenkti. Ar ne? Tai man atrodo, dėrėtų vadovautis ne tiek ribojimais, kiek gal ir vėlgi labai sunku su technologijom pasivyti statymiškai. Turbūt neįmanoma. Visą laiką technologijos būna priekyje, įstatymai įves ir tokia nesibaigianti istorija, ar ne? Bet pasistengiant nustatyti ne apribojimus, o gairias, kaip norim, kad būtų kuriama. Kad nedaryk žalingų dalykų, nedalink medicininių patarimų, jeigu esi chatbotas ar neleiski savo chatbotui dalinti medical advice žmonėm, kurie gali būti suklaidinti. Kurki sprendimus, kurie būtų, angliškas terminas vėl atleiskit už tai, bet explainable. Explainability yra labai aiškiai apibrėžiamas algoritmo, kuris naudojamas gebėjimas paaiškinti, kaip sprendimas buvo priimtas. Ne visada taip yra.
kartais toks juodos dėžės principas veikimo būna, ar ne? Tai siekti kurti kuo daugiau sprendimų, kurie gali paaiškinti, kaip daėjo iki pasirinkimo, kokios lyties darbuotojus labiau vertinti kaip tinkamus, kurios ne. Galit greit paaiškinti, kaip dirbtinis intelektas veikia? Tai, ne, nes labai daug skirtingų būdų, kaip gali veikti. Tai labai supaprastinant tai ant to pačio pavyzdžio statant, ką Algis sakė, ar net yra neteisinga, bet statistika. Mes istoriškai ir Lietuvoje ir neturėjom labai vyrišką programuotojų profesiją. Tai buvo, taip nebėra, bet tai buvo. Ir turi duomenis, mokai algoritmą ir algoritmas mato, kad daugiausiai gerai uždirbančių tą profesionalo lygį aukščiausią pasiekusių programuotojų yra vyrai. Tai darom išvadą, kad reikia priimti vyrą ir statistiškai gavosi teisingai pagal mūsų vertybės ir nusiteikimą ne, bet duomenys buvo tokie. Tai turbūt tiesmukiškiausias pavyzdys, kaip būna nutinka. Jeigu duomenys blogi, tai tada viskas bus nelabai gerai. Nebūtinai blogai apsimokęs. Nebūtinai jie dar pridėti vertybių, kokie dar didelė bombose. Duomenys neblogi, bet jie nepriimtini su tuo, kaip mes norime elgtis kaip visuomenė. Nepriimtini. Norim, kad būtų kitaip, ne? Mes siekiam pokyčio, turėjom per daug vyrų programuotojų, norėjom, kad būtų visų lyčių, o nebuvo, bet algoritmas ant to pasimokė. Tai vėlgi čia apie gaires. Ko sieksim? Dabar taip, gairės taip ir galvoju, kad čia galbūt galima truputėlį nueiti į valstybinį sektorių. Okay. Tai, kad iš esmės atsirado atvira duomenų politika, tai reiškia, kad mes daug duomenų gavom, tada galbūt ir tas algoritmas, tie algoritmai, kuriuos mes kursim, bus teisingesnė. Ir yra turbūt pagirtina iniciatyva, kuri vadinasi GovTech. Ir aš iš karto Algirdą žiūriu. Ar galėtum pasidalinti pavyzdžiais geraisiais su dirbtiniu intelektu ir šitą iniciatyvą, vis dėlto pasakant, kad valstybė daro pastangas, kad dirbtinis intelektas gyvuotų. Ir nebūtina minėti didžiojo kvietimo, kuris dabar yra, šitą mes paliekim tiek to, bet ką jau padarė? Šiaip ten tą titulą Infobalto, tai ten esu verslo aplinkos, e-governance ir duomenų centrų komiteto pirmininkas. Tai bet šiaip geras iniciatyva buvo ekonomikos inovacijų ministerijos dėl programos vadinasi GovTech, nes daug pas mumis yra tų departamentų visokiausių savivaldybių, mes turim daugybę visokių policijos departamentą FSATA ir jie visi, kad kažką įsigyti, kažką nusipirkti, turi skelbti pirkimą, realiai turi ten 2 metus užtrukti, kol kažką gauti. Tai kad tą visą apeiti padarė tą GovTech Challenge, kur galėtų ekonomikos ministerija paskelbti mažiukus challenges, kur galėtų įmonės aplikuoti ir pasakyti savo problemas ir galbūt atsirastų kažkas tai startuolis arba įmonė, kuri išspręstų šitą problemą. Ir kaip tik tuo momentu pas mumis atėjo naujas AI departamento vadovas Bartas Kapelis ir štai policija paskelbė tokį challenge. Lietuvos policijos departamentas sako, kad mes labai kenčiam nuo ilgo atvažiavimo į 112 skambutį. Pas mumis gaunasi, kad reakcija visą laiką norim, kad jinai greitesnė būtų, kaip minimum 10% ir dar norim patrulio mašinos degina kurą. Ir norim kažkaip sutaupyti, kažkaip tai patruliuoti mažiau, bet reaguoti greičiau. Tokį pasakė challenge ir apsėmėm pusę metų spręsti šitą challenge. Tai apjungiam visą istoriją, 112 skambučių, ten didžiulė duombazė, visokiausių policijos operatyvininkų duombazės, meteorologijos, visokiausių kelių remonto kompanijų duombazės. 6 duombazės apjungiam, 6 algoritmus padarėm ir iš jų 1 algoritmą. Ta vadinamai dabar chain AI, grandininį AI padarėm ir jau dabar praeitais metais pradėjo naudotis Vilniaus savivaldybė ir iš tikrųjų greičiau atvažiuoja tas pavyzdžiui. Tai dar neįvyko skambutis
O jau netoliese policijos mašina. Ir jinai važiuoja ne ten per Ozo gatvę, o jinai važiuoja ten kur nors pro aplinkelį. Ir iš tikrųjų, ten tarkim, jeigu didelis kamštis, tai netgi jeigu švyturėlius įjungia, vis tiek, kol ten išsistumdo tos mašinos, vis tiek lėčiau važiuoja. O tai jūs bandot atspėti, kurioje vietoje bus iškvietimas? Kurioje vietoje teoriškai dabar optimalu važiuoti, kad tikriausiai šitą valandą tau galimai bus čia kažkokia tai tikimybė. Bet jinai nėra tiksli, bet tikslas nėra 100% sureaguoti, tikslas yra 10% sureaguoti greičiau. Nu tai dabar, man atrodo, 8% jau pasiekė, bet veikia. Algoritmas veikia ir čia labai paprastas pavyzdys. Nu ir va dabar policija gali savo patys, jeigu jie turėtų kokį technikos direktorių, galės susispecifikuoti savo produktą ir netgi jį parodėm arabų šeichams Dubajui per pasaulio ferą. Tai galbūt netgi čia bus tas pirmas atvejis, kai Lietuva valstybinių lygmenių kažkokį tą IT produktą parduos, čia apie ką svajoja visi. Tai kaip ir pavyzdys mūsų šito algoritmo Vilniuje, aš manau, kad jisai yra ten toliau galimai vyniojamas ir ten tikrai bus labai daug naudos, bet vis dėlto paprašysiu Domoko pateikti kokį nors pavyzdį, kad mes galėtumėm suprasti realiai, bet kokį nors sprendimą, nebūtinai iš valstybinio sektoriaus, bet koks jau tau mylimiausias, paaiškinant, kaip buvo ir kaip iš esmės pakeitė. Tai mano mylimiausias turbūt yra maršrutų, biški susiję gaunasi idėja, bet maršrutų planavimas ir optimizavimas, kai mano didžiausias klientas buvo Britų tinklas Tesco ir reikėjo suplanuoti transporto priemonių atsiradimą tam tikram taške, kada galim klientams sakyti, kad jie gali padaryti užsakymą. Taip pat panašiai kaip su nusikaltimais, tai ten su užsakymo kiekiu tam tikram regione planuoti, pagal tai nuspręs, kiek transporto priemonių padėti į tam tikrą aptarnavimo lokaciją. Nu ir principai. Tikslas yra, vėl, kaip ir sakiau, sutaupyti resursų laiko, pasiekti daugiau, reiškia. Galėt pristatyti, aptarnauti daugiau klientų, sudeginti mažiau kuro, CO2 emisiją iš karto ir taupos ir visa kita. Tai šitas pavyzdys. Kitas pavyzdys darbuotojų darbo grafikų planavimas, kur dirba kelios dešimtis tūkstančių darbuotojų, projektinį įmonį PwC, reikia metam laiko sudėlioti jų optimaliausią tvarkaraštį, kaip jie aptarnaus klientus, kokiuose komandose dirbs, kada atostogas planuoti. Dinaminė kainodara viešbučių. Čia iš to, ką aš veikiau, tai nežinau, ar labai tie tiesmuki pavyzdžiai, ar labiausiai jais didžiuojasi, kai reikia pasakot, ką kiti veikia, visą laiką renkuosi medicinos rytį. Šiaip dabar vieną medtechinį tokį startupėlį irgi turiu, bet kalbant apie lietuvius, tai ten Oksipitai dirba su plaučių rentgeno nuotraukom ir daro analizę, jau turi licenciją veiklai vykdyti. Gero prognozijos tikimybė. Nagrinėja, ar yra auglys. Ir pranoksta jau gydytojo įžvalgas, negali dirbti be sustojimo, nepavargt, su geresniu tikslumu, licencijuoti, tada Legends daro beveik tą patį, bet su širdim. Į psichologinės gerovės įvairiausių dabar startuolių atsiranda. Tai iš vienos pusės kalbam vis apie ten pinigus, resursus, laiką, bet lygiai taip pat turim galvoti, kad yra ir netokių materialistiškų, bet gal mums kaip visuomenėje netgi aktualesnių panaudojimo būdų, ypač kai trūksta įvairių specialistų. O kaip dabar bus mokykla baigus? Mokina dabar matematiką, fiziką, skaičiuojam, tada ateinam į darbo rinką, o darbo rinkai sako, nieko čia jau nebeskaičiuokit, čia jau viskas už jūsų skaičiuota ir toks kaip ir... Matematika vis tiek reikia. Matematikos, tai reikia bent suskaičiuoti. Bet angliškai gap, o šiaip turbūt klastas ar žodžiu, kažkas didelio, ko sunku peržengti arba pasiekti. Vienam pranešimui besiruošdamas, nes pats gimiau vėliau, tai sužinau, kad 70-ais, kai rankinis skaičiuotuvas atsirado, jo iš pradžių universitete nebuvo galima naudoti ir draudė, nes visi kvaili būsim, jeigu jį naudosim. Po to mokykloje. Jo, man draudė dar. Buvo klaustukas. Jo, man negalima. Tada 90-ais Photoshopas išėjo. Matot, kaip gerai gavosi. Jo. O Photoshopas, kai išėjo, irgi visi sakė, kad būsim dabar nebeautentiški ir kaip čia su menu bus, ar ne? Tai aš kažkaip labai panašiai vertinu ir dirbtinio intelekto įrankius, kad turim išmokti. Jo, dėl
dėl to, kur yra švietimo sistema ir kaip viskas keičiasi, irgi puikus pavyzdžiai, kaip tik iš Silicio slėnį jau yra keli universitetai, kurie liepia naudoti GPT. Tai yra reikalavimas, naudok. Aš žinau, kad yra net dėstytojas ChatGPT, kuris tiesiog yra dėstytojas. Dėl dėstytojo nežinau, dėl paliepimo naudoti žinau. Tai irgi tokia kova, tai ką turim daryti? Ar visai papriboti ir sureguliuoti? Ar vis dėlto priimam, kad tai bus ir ruošiam mokančius naudoti, bet naudotis ir savo galvą. Bet prisivyt švietimo įstaigom, manau, kad labai sunku. Mano dukra dabar į pirmą kursą įstojo. Ir gal jos labiausiai pergyveno, nes įstojo, kai dar viskas paruošta taip, kaip buvo, 3 metai atsimoko, ir išeina po 3 metų į darbo rinką, ar spės per tą laiką prisitaikyti universitetas ir pamokyti, ko reikėjo, ar išeis į darbo rinką ir supras, kad oi, čia viskas jau truputį kitaip. Tai bus labai įdomu stebėti tą procesą, išarti ir gal bandyti kažkaip prisidėti. Ir dukrai, bet ir apskritai toje teko veikloje. Universitetas neišmoko, turi neišmoko išgyventi. Yra tiesos, bet reikia ir tų įrankių, kad į darbo rinką patekti. Aš noriu, kad truputėlį mums pašviestumėt tolimą ateitį, kaip šitą šviečia ties akis. Tai ar turit kažkokių idėjų, kuriamis galėtumėt pasidalinti su mumis ir nustebinti, kur dar galima naudoti dirbtinį intelektą? Oi, ką, aš dabar manau, gerai, IT programavimas. Dabar turim tokią problemytę su užsakomaisiais programavimo darbais, nes jeigu žmogus moka už tai, ypač didesnis kokios korporacijos, tai nelabai galima atiduoti jį, analizuoti ir gerinti šitą programinį kodą, nes realiai žmogus susimokėjo už jį, o tu jį atiduodi kažkur tai ir ten teoriškai gali pamatyti dabar visas pasaulis tavo kodą apmokinti. Bet aš galvoju, kad tą problemą kažkaip apsieis kažkaip tai kitaip ir kad aplamai mes gyvensime iki tokio lygio, kad sakysim, noriu IT sistemas ir tau pagamins iš karto kažkokiu būdu išsikalbėsi, suspecifikuosi ir tau ta sistema bus pagaminta be jokių įsikišimų programuotojų. Tu per visą dieną nuo ryto pasakoji, kokia ta sistema turėtų būti, o per naktį sugeneruoji ir turi jau. Tikriausiai šitai bus. Tai čia man galbūt labiausiai didžiausia rizika, nes pas mumis yra 1500 programuotojų dabar visoje grupėje kompanijų. Tai reikia sugalvoti, ką jiems daryti eventualiai. Iš tikrųjų, tai yra taip praplečiant mintį, kad tie darbai, kurios daro programuotojai, tai rašo kodą, jie dabar gali būti tiesiog gaunami ir juos tiesiog po truputį kaip ir sudėjus gaunasi labai greitai. Aš noriu, kad išplėst mintį, nes čia ne visi IT yra. Ok, tai kaip čia netgi pasakyti, nežinau, galbūt nebe tokių kaip video montuotojų nebereikės, galbūt netgi ir dailininkų, kai kur tau, tarkim, man staigi reikia logoti. Šiaip aš jau dabar startuolį dariau, tai nebereikės dizainerio, nes aš visą dizainą pats pasidariau. Ten dabar leidau e-shopą Brofinity.com drabužių parduotuvę, norėjau pasirašyti dropshippingo kontraktą, neturiu, tai pasiėmiau su ChatGPT pats ir susigeneravau viską. Ir mūsų įmonė turi sutartį su ILO kompanija, sako, o kodėl mūsų teisininkų nenaudojat, sako. Tai jau teisininkų nebereikės. Nes čia tikrai jau esu ne vieną matęs, kad čia bus iš viso, įsivaizduojat, patenkat į teismą ir jums pasako, čia, tarkim, AI-us, ar jūs kaltas, ar nekaltas. Tai čia, arba bent jau su AI-us pagalba galės žiūri, tai įsivaizduokit, kaip greitai čia viskas eis, kokiais tempais. Tai ta problema, ką darys visi tie žmonės, tai mes šiandien negvildenkim, nors Domas turėtų ką pasisakyti turbūt. Ja. Komentuok.
Tai nuo žmonių pradedant, tai mes visi įsivaizdavom, kad pirmiausia tai fūrų vairuotojų darbai kenties, nes taigi autonominės transporto priemonės ir visi kiti sėdim ofisoje, saugus, programuojam ir staiga paaiškėjo, kad patys savo šaką pjauna, žinai, reikia pradėti nuo to. Tai jo, atsiranda labai daug įrankių, kurie leidžia programinės įrangos sprendimus vartotojams paprastiem kurt patiem pagal tai, kaip įsivaizduoja. Ir, galim sakyti, kad pagrindinė programavimo kalba darosi anglų. Ir jo, tai ką Algis sako, kad ant parašau užklausą ir man sugeneruoja sistemą, tai iki tam tikro lygio tai jau veikia. Tai čia nėra, kad kalbam apie po kažkiek metų, šiek tiek tai jau veikia, jau vartotojas sąsąją jau ten pilnai gali sugeneruoti. Ne? Bet manau, kad kalbant apie ateitį, svarbu įsivertinti, kad dirbtinis intelektas prieš 70 metų atsirado, kad buvo stojus dirbtinio intelekto žiema, progresas sulėtėjęs. Po to pradėjom naudoti labai daug įrenginių. Įrenginiai greitėjo ir vis dar greitėja. Ir Mūro dėsnis ten jau taip, ant klaustuko ar galioja ar ne, bet principė tas sparta auga vis dar itin greitai, duomenų sugeneruojamas kiekis kosminis ir irgi vis auga ir šitie du aspektai, sugeneruojamų duomenų kiekis ir renginių sparta mums leidžia vis geresnius dirbtinio intelekto įrankius turėti ir naudoti. Ne? Tai galvojant apie ateitį, visi neišvengiamai būnam jų naudotojai. Sakai, nekalbėta ne apie žmonių ateitį. Tai principė, prisitaikyt, taip vieni darbai dingsta, nauji atsiranda. Tiesiog, prognozės pasaulio ekonomikos forumo yra, kad ten per ateinančius 7 metus 100 milijonų naujų darbo vietų. Dėl to, kad atsirado dirbtinio intelekto įrankiai. Ir tokios, kurių šiandien neįsivaizduojam. Tas čia GPT naudojimas vadinamas promptingu. Tai niekas iš mūsų negalvojam apie promptingą prieš 15 metų. Būsim prompteriais tokios darbo vietos. Ir yra toks dalykas kaip teksto optimizavimas paieškos sistemom, tai mūsų mamos nebuvo teksto optimizuotojos paieškos sistemom, bet atsirado. Tai aš tuo optimistiniu scenarijum gal vadovaujuosi, kad susikursim naujų reikalų. Kadangi mes iš IT pusės, tai mes tai gal taip labai paprastai suprantam tas, ne tai, kad suprantam, bet mes žinom, kad tai yra pakankamai ne panacėja kažkokia, bet tiesiog yra neįtikėtinai geras įrankis padaryti vienus ar kitokius dalykus. Ir manęs, pavyzdžiui, ten aš konferencijas vienas kitas arba organizuoju, arba ten pati dalyvauju ir sako, jeigu nebus dirbtinio intelekto temos, tai jau čia maždaug nemadinga ir kaip čia mes apie tai nekalbėsim. Bet iš esmės, aš taip norėčiau užvesti temą, kad dirbtinis intelektas dėtas su kita šaka, jisai iš esmės atneša naudą ir kaip ir, pavyzdžiui, dronai su dirbtinio intelekto atpažinimas ten vaizdų. Tai tada jau kaip ir sutampa ir galima keliauti toliau. Ten kokia energetiniai saulės baterijos su dirbtiniu intelektu, tada keliauja toliau. Tai reiškia, kad bet kokią dirbtinio intelekto temą turbūt galima sudėti, negalima, o reiktų dėti su inovacijom, su etika, su visuomenė ir tada apie tai šnekėti, nes aš kaip ir norėčiau paakcentuoti, kad pats savaime dirbtinis intelektas, labai pritariu, yra tik įrankis ir tai kažkaip keisti ir kažkaip tai nekeisti. Tai čia tokia... Šiaip tai teoriškai galima bus tada pirmą kartą iš tikrųjų paimti ir sumažinti Seimo narių kiekį. Iki kokį 20. Tai kad viską tik tai spręstų, tik tai reikalingiausius tos etinius dalykus, tie 20 žmonių prompteriai. Ir įsivaizduojat, kiek paefektyvėtų viskas, kiek čia greitai viskas darytųsi. Nes įsivaizduojat dabar, ir kiek ten visokių, ir vyriausybei, ten kiek reikia visokių procedūrų, kanceliarių, o tai ten viskas, instantly. Bet tada būtų labai greitai ir tada gal net nespėtumėm. Ne, tai jie galėtų papauzinti, dabar bus mūsų svarstymas, dabar bus mūsų streamas, jo mes diskutuojam, visi gali eiti ir visi, ką diskutuoja, iš karto rašinė, ir išvada iš karto tau duodasi po tavo diskusijas, ar to reikia priimti, ar nereikia priimti. Tai čia galėtų būti nauja revoliucija, galbūt čia reikia duoti Lietuvai. Galėtų būti federalų kokia nors būsim tada pasižymėję visam pasauliu. Nežinau, kaip priimsiu šitą.
kad pirmieji pasaulyje įsidegėm, turim prompterių vyriausybę. Mes galim Svarbu tokį sukurti bent šalia pradžiai, jau būtų. Svarbu to bago nepaliktų Jo. programuotojai, kaip su tavo LinkedInu, žinai, kur Jo, jo, po to truputį kažkas netyčia čia gavosi. Aš galvoju, gal ir gerai, daug irgi, tarkim, komunikacijai su žmonėm, žinai, būtų tas, dabar yra ten kokia vyriausybė, tai ten čia buvo tas, gali viską, kada išasfaltos mano gatvę. Žinai, pasakyti. Aš perimu tada gerai klausimą. Loading. O iš tikrųjų, pasidalinant tą gatvę, tai tas pats Vilnius kūrė, kad analizavo ir Klaipėdoje kūrė, tai mažina korupciją, sakykime, galima korupciją, didina skaidrumą, tai kažkas kitas nusprendžia. Tai yra tikrai labai labai gerai. Aš nelabai suprantu, ar jis pirminai nėra atgal, bet aš turiu dar po vieną klausimą, nes nėra dirbtinio intelekto. Tai dėl vis tiek asociacijoje esate narys ir toje dirbtinio intelekto asociacijoje, Lietuvos dirbtinio intelekto. Apie ką vyksta pagrindinės diskusijos? Tai yra visi žmonės vis tiek, jie yra labai stipriai suinteresuoti, jie puikiai supranta, kaip tai veikia, jie supranta, kur galima padėti. Kokia yra to viso, sakykime, diskusijų vizija iš jūsų pusės? Kaip jūs matot? Gal dar kontekstų vieną mintį pridėsiu, kad turbūt, kai susibūrė asociacija, tai mes vis dar buvom tie kūrėjai, o dabar, man atrodo, esam lūžę taške, kur prasideda dirbtinio intelekto sprendimų kūrėjai ir naudotojai. Ir staiga naudotojų pasidarė labai daug. Ne, tai asociacija yra apie kūrėjus. Kažkaip lyg taip, va. Jūs čia labiau kūrėjas, ar čia naudotojas, bet Aš irgi naudotojas. Gerai, Nežinau, aš taip jūs suskirščiau, bet jūs dabar naują įmonę turite, tai dabar jau pasakokit apie ką tenai tie kūrėjai. Tai asociacija yra vis tiek labiau kūrėjai. Tai net ir jeigu programuotojai kuria tos dirbtinio intelekto sprendimus, jie kuria kažkam, jie kuria naudotojams, bet asociacija yra apie kūrėjus. Tai asociacijos tikslas yra vienyti akademinę bendruomenę, viešąjį sektorių ir verslą. Tai vienas iš tikslų, ir tada suvienijus, organizuoti renginius, atstovauti vieni kitus prieš vieni kitus arba Lietuvą tarptautiniai bendruomeniai, didinti sklaidą ir būti tais padedančiais užtikrinti, kad mes galėtumėm nebūtinai tapti pirmaujančiais Europoje ar dar kas nors, bet tiesiog pakankamai stiprią šalim. Bet man atrodo, kad vienijimas yra tas numeris vienas tikslas, vienijimas ir sklaida, ir gebėjimas palaikyti vieną ar kitą suinteresuotą šalį, kas tai bebūtų, ar verslas, ar akademinė bendruomenė, ar viešas sektorius, kai reikia priiminėti kažkokius sprendimus nuo to, kokius įsigijimus tas viešas sektorius daro, iki tai, kaip turi atrodyti finansavimo kvietimai ir taip toliau. Okay. Tai ta, kaip sakant, asociacinai galėtų siūlyti, sakykime, politiniam aparatui daryti kažkokius sprendimus, kad tie įstatymai kažkaip tai eitų truputėlį greičiau. Lobizmas. Čia nežinau, ar yra tiek ten pas dalyvius laiko ir energijos ir pasiryžimo, bet turbūt labiau, kad jeigu būna klausiami, tai atsako. Ir kartais, kai jau tikrai mato, kad reiktų įsikišti, tai taip duoda indėlį, bet vis dėlto tai labiau yra tokia, turbūt patariamoji, negu kad labai stuminti į priekį, nes tai yra tiesiog susibūrė iniciatyvų žmonės, kurie siekia vieni kitus palaikyti. Ir dabar, Algirdai, toksai vėlgi kūrybinis klausimas, jeigu atsidurtumėt šalyje, kuris yra pakankamai žemo ekonominio išsivystymo, o ir inovacinio išsivystymo, kokią dirbtinio intelekto sprendimą taikytumėt visų pirma? Kas čia? Ateinat ir sakai, šitas klausimas toksai eksprompt visiškai. Oi, tai čia, kaip ir Domas sakė, tai neišgydys jūsų dirbtinis intelektas, reikia paimti ir galvoti sprendimą savo šaliai ir žiūrėti, kokio man sprendimo reikia ir tada galvoti įrankius, kad tą sprendimą man pasiekti. Tai ir įrankis taip vienareikšmiškai tai bus dirbtinis intelektas. Tai tarkim, ką žinau, Indija
Indijoje daug gėlo vandens problemų. Žmonės negauna gėlo vandens problemų. Tai sakyčiau, gėlo vandens problema čia yra mūsų numeris 1 problema. Visų pirma, žmogui reikia turėti vandenį, po to reikia gauti pinigus. Tai spręskim tada gėlo vandens problemą ir padarys mums AI-us. Ten prifotkinsim iš kosmoso nuotraukų, sugalvosim, susiraisim kokiu United Nations ir išvalysim, arba sugalvosim, kaip jiem dekontaminatorių padaryti, arba šulinių išsigręžti kur nors. Tai tiesiog reikia imti ir žiūrėti šalį, kokia yra problema ir tikrai nebijoti imti ir tiesiog naudokit dirbtinį intelektą. Taigi čia paprasčiausias dalykas, ką galima dabar padaryti. GPT galima papromptinti, galima patiems susidėti sensorius ir duomenis susirinkti ir tada apmokinti savo neural netą. Tai net nežinau, čia kokia, jeigu tai būtų Lietuva, galbūt konkrečią šalį įrodyti. Ir galėtum įvardinti. Ne, aš norėjau labiau palydėti. Ekonominių problemų, mažo išsivystymo ekonomika. Man atrodo, kad jau atsakei, nes aš tik ir norėjau paakcentuoti, ką ir Domas sakė ir kokia yra, ir buvo visos diskusijos, turbūt pagrindinė mintis, kad dirbtinis intelektas yra įrankis, kurį reikia, jeigu nesi tos srities kūrėjas, o naudotojas, tai reiktų išmanyti, reikia dėti pastangas, kad išmanytum. Jeigu esi tos srities, tai visų pirma reikia ne dirbtinį intelektą naudoti, o suprasti, kokie yra sprendimai. Tai aš kažkaip lyg ir norėčiau pareziumuoti. Mes turim turbūt 45 minutės mano nupjautas nuo Petro 15, bet aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų jūs esat pas mus Lietuvoje žvaigždės, IT daug padarė ir tų sprendimų iš tikrųjų ir užsienis džiaugiasi naudojate. Ir nuo senų laikų, žingsniukas po žingsniuką, tai iš jūsų išgirsti, kad tai yra paprasta, viskas bus gerai, yra tikrai labai svarbu ir manau, kad diskusija nuėjo į tą pusę, kad netims iš mūsų dirbtinis intelektas ir jeigu galite, tiesiog po sakinį mums palinkėkit ir mes eisim švęsti šeštadienį. Jeigu su šventimo mintim, tai visiems labai siūlau įsivaizduoti banglentę ir kad esi vandenyne ir tavo užduotis yra pagauti bangą. Ir kad dabar ateina banga, kad turim lipti ant banglentės ir nukrisim, reikės atsistoti, bet tą bangą gaudyti ir suprast, paantinant Algiui, ką sakė, kad ne tai, kad čia eit bėgioti ir žiūrėti, kur aš tą dirbtinį intelektą dabar ten pridėsiu. Visą laiką galvoti, o tai kas labiausiai skauda, kas labiausiai svarbu ir savo atsakius, kas labiausiai svarbu, tada jau pavyks rasti, kokiom ten technologiniam priemonėm tą problemą spręsti. Bet nepamiršt, kad fokusas nėra dirbtinis intelektas, fokusas yra kas skauda ir kur pritaikyti ir ant tos bangos stengtis išplaukti visiems mums, nes turim prisitaikyti. Aš tai galbūt tokį labiau filosofinį palinkėjimą padaryčiau, kad visas yra grėsmės ir taip visas jos egzistuoja grėsmės ir jos yra realios dabar geopolitiniai situacijai pamačiusios. Ir tikrai yra tos ir Rusija, ir Kinija, ir tikrai jie tenais neribotai naudoja, be jokio ribojimo ir be jokio žmogaus teisų tos ir ten nežinia, kokie ten dar pas juos eis rezultatai ir kokia galima bus konkurencija po 20 metų. Bet mums svarbiausia išlikti savimi, išlikti savo vertybėm. Ir tų mūsų vertybių iš mūsų niekas neatims ir dirbtinis intelektas. Vis tiek mes būsim women go there, už lygybės, už tas tikras vertybės. Ir nepamiršti savųjų tų vertybių, svajokime, siekime jas ir naudokime visas priemonės. Tai va, būsim gerai. Valio. Dėkui. Ačiū labai, kad paklausėt. Tikiuosi, kad naudosit ir tik geriems tikslams. Žinoma. O, tai. Taip. Norėjau pasakyti, bet taip nustojo mane. Lietuvoje kokia ta problema, kurią pačią pirmą reikia. Aš neleidau taip įsitirti. Tai diplomatiškai. Tai dabar gali. Tai ką žinau, tai reikia mums
pasiimti ir kažkaip tai mes viską turim. Mes turim tokį potencialą IT, mes čia pilna duombasi turim, bet duomenų turim. Tik gailiausiai, kad mes tęsėme, mums tiesiog reikia biškai susikonsoliduoti ir paimti, nežinau, turėti Chief Data Officerį. Nu va, šviesoforų, policija turi šviesoforų data, o įsivaizduokit, ten, kur, kaip jeigu mes turėtumėm šviesoforų data, kaip čia visi mūsų prekybininkai gerai gyventų ir taksi, ir aplamai visas mašinas. Nu, paimti tiesiog susikonsoliduoti, pagaliau pradėti daryti duomenimis grįstus sprendimus. Aš papildysiu, kadangi mes dabar jau laisvai, tai aš apie tuos duomenis neteisingus, kur norėjau pasakyti, tai pagrindinė problema yra tokia, kad mes lyg ir truputį turim duomenų valstybei, truputį kažkur neturim, kažkur tvarkinga, yra kažkokia architektūra, Chief Data Officerio nėra, nu to žmogaus, kuris valstybei sakytų, žiūrėkit, renkam čia, nerenkam ten, darom taip. Nu, tai toksai bardakas, nenoriu. Ai, bet nelabai. Yra statistikos, yra dabar statistikos departamentą mes pervadinom į data, bet mes pervadinom iš esmės tik nepasikeitė. Tai yra tas netvarkas, bet aš manau, kad jinai po truputį tvarkos. Nu tai galima susikonsoliduoti. Čia būtų, nes viską turim, žmonių dirbančių su duomenų mokslininkų, Europos šviesuliai čia dirba. Visi programuotojai geriausi pasaulyje čia sėdi. Nu tikrai viskas čia yra. Yra nupirkta visokios įrangos brangiausias, visokių daviklių turim. 5G pas mus operatoriai patys čia vos nemokamai gali įdiegti. Tai žodžiu, viską turim. Tikriausiai truputį tvarkos. Taip, tvarkos ir važiuojam. Dar vektorių. Reikia pasakyti, kad darom taip, kad būtų ten, tarkim, verslui gerai, kad viską darom taip, kad būtų mažinami kuro akcizai. Va, čia geras yra. Nes čia visiems, kas su mašina važinėja, kerta, o jį galima sumažinti, galima visokiam kamerytėm ten CO2 pamatuoti, pralaidumus, hop, viską susikonsoliduojam, visas ir verslas, ir valstybės, ir žmonės, ir va, sumažėjo jų akcizas. Tai va, ir jį gali visi pasinaudoti tokį dalyką. Tai tiesiog įmam ir identifikuojam, jaučiu keliu akcizas, gali visiems, identifikuoti tos pain pointus ir jau galim pradėti nuiminėti pain pointus. Turbūt galima sudaryti 10, kur dažniausiai mokesčiai, kur yra kokios problematinės tos tokios piniginės skaudžios vietos ir jom bet kuriam iš jų galima sudėti. Aš tai galvoju, kad juos tu padarysi ir tada pats išpopuliarini. Iš tikrųjų, ten galbūt netgi nereikės to AI. ten daug paprasčiau. Bet galima prirašyti. Bet tu išpopuliarinsi ir tada pradėsi daugiau tų visokių ir pain pointų, decision makingų galėsi daryti. Tai tiesiog išdrįsti, pradėti spręsti tas problemas. Tai mes siunčiam šitas žinutes. Tai va. Ateities ir dabarties politikams, jūs jas paimkite ir padarykite. Gerai, ačiū labai už klausimus. Ačiū. Dėkui.